kągi, pasibaigėme paskaitas, važiuojam užsipilt kūro. Kaip matot, labai stipriai sninga čia, pas mus Lietuvoje. Šiandien yra pirma diena, kada išvažiavau su savo mašina su žieminiais ratais. Šiaip aš šitą mašiną turiu jau nuo praeitos žiemos, bet kadangi nusipirkau ją, reikėjo daug remontuoti, tai taip ir nesivažinėjau praeitą žiemą. Na ką, atvažiavom į degalinę, užsipilam kūro ir tęsim kelionę. Neturiu gramštuko dėja. Žiemą ir nepasiruošęs. Daug geriau. Tai kągi, turbūt reiktų šiek tiek papasakoti apie savo mašiną, kaip aš ją gavau, kokių problemų su ja turėjau ir kaip dabar man su ja sekasi. Šią mašiną nusipirkau aš iš Nyderlandų. Turiu omeny ne iš Nyderlandų, bet iš Lietuvos, bet buvo atgabenta kito lietuvio iš Nyderlandų ir jis bandė tvarkytis turbūt ją. Jam nepavyko, stovėjo garaže ir nusprendė žmogus parduoti. Puiku. Visiškai neina gazo duoti. Na tai, kur aš čia baigiau. Šiaip jinais gamybos yra Italijos, tačiau Alpina, aš kaip suprantu, buvo paėmusi į Nyderlandus ir ten buvo pagaminta Alpina. Ir mašina visą laiką buvo tenais. Jau avariją matau. Dabar turbūt pirmą dieną bus pilna avarių. Na ir 22 dar kaip tik. Kai nusipirkau ją, buvo gan daug problemų. Turbinos problemos, tepalų tekėjimas, elektroninės problemos visokios. Traukos nebuvo, reikėjo perprogramuoti. Aišku, visokie dar smulkmenos kaip plasmasių trūkumas. Dar kaip tik kvapas užėjo tepalų salone. Čia problema, kurios dar nesusitvarkęs esu dėjo. Taip pat ji dar nėra pilnai sutvarkyta. Turbinos dabar sveikos kaip ir. Buvo wastegate rattle problema. Bet dabar susitvarkės, bet ne visą laiką būna ta pilna trauka. Turbūt iš senesnių videkų matėt, kai tai būna man traukia mašiną, tai netraukia, sakydavau. Tai čia dar tokia viena problema, kurios nesu visiškai pilnai išsprendęs. Ji yra užtuninta, turėtų būti 330 kW. Standartinėje Alpinoje yra 265 kW. Bet jinais yra užtuninta, downpipas yra įdėtas. Tas tunas yra problema su juo, nes dažniausiai ne visą laiką jis duoda tos 330 kW. Dažniausiai turbūt būna standartiniai 265 problema. Važiuosiu šitą kalną, aš ar neįvažiuosiu. Ai, ne, ramu. Dabar labai atsargiai reikia visur važinėti. Šiaip tai su kabina visai neblogai. Tai va, tai problemos tokios su mašina, bet jau žymiai geriau negu anksčiau. Pašilęs variklis galima šiek tiek pasismaginti. Amba vis tiek baisu labai. Daug gazo nereikia, kad dingtų sukibimas. Tarp kitko, dar nepaminėjau, kad su šitą mašiną labai sunku driftinti ir dėl OpenDiff'o, bet pagrindė dėl to, kad šitą mašiną iš Nyderlandų jau atvažiavo su programuota transmisija. Tai reiškia, kad jeigu aš, pavyzdžiui, dabar bandyčiau, kad ir lapkiam perjunginėt pavaras, aš bandyčiau nieko nejungti. Dabar net neina užgazuoti iki tiek, bet vienu žodžiu, kai pasiekia aukštas apsukas, mašina automatiškai pati perjungia.
pavarą, tai dėl to, kai bandai persukinėti ratus ir tam reikia labai aukštų apsukų, labai sunku suvaldyti yra tas aukštas apsukas nepergazavus ir kad automatiškai nepersijungi, nes kai persijungi, tada ratai vėl sukabina ir nebeina užmesti. Matot, tai sustojo visai neblogai, nors ir vaikalne. Pastebėjau labai dabar kaista kažkodėl mašina. Svarbiausia yra neužsimesti per stipriai. Kur aš čia buvau kalbėjęs apie mašinos problemas, papasakojau turbūt viską. Iš Nyderlandų. Šią mašiną galite matyti. Vienas iš videkų yra šitas, kitas šitas. Galite nueiti pasižiūrėti, čia filmuota buvo, kai dar Nyderlanduose buvo. Dragai visokie, šiaip išmetimo garsas. Dabar išmetimas yra kitoks įdėtas, tai biškai skirsis garsas. Gerai, kai pirmas žiemos būna, tai dar nesninga tiek. Turiu omeny, kai pirmas žiemos būna, nespėja taip, neina sakyti, suriš sakinį. Sakau, kai pirmas žiemos būna, nespėja dar druskų pripilti. Kur čia saulyčių papėžt, bet reikia paieškoti aikštelės, kur mašinų nėra. Nes manau, žmonėm labai nepatiktų, jeigu prie jų mašinų saulytės piešiu. Stabdom anksti. Dėl viso pikto. Į kalną, žiūrėkit. Kabina, nekabina. Bet visai normaliai, sakyčiau.
bandom. Mama, reikia stoti. Bijau po to nepajudėti iš vietos. Reikia išsijungti man šitos ABS, iš tikrųjų nežinau, ką aš darau. Bet po truputį kylam ir užkilsim, žiūrėkit. Visai šiaip normaliai, sakyčiau. Jeigu būtų koks ledas, tada jo, bijočiau. Bet dabar tai sunkiai statu šitas kalnas buvo, bet užkilom. Čia tai iš viso nevažinėta. Bet pravažiuoja normaliai. Čia norėčiau jums parodyti šiek tiek aplink savo mašiną. Normaliai pasnygė čia. Batas įklimpa net. Taip. Šitiem kamerą. Tai va, matot mano mašiną. Šiek tiek žiūriu apledėjusi. Nemeluoju. Alpina tikrai. Nu ir padangos abiejose vietose yra vienodos. Winter vadinasi, pas net nežinau, Icept Evo 2 handhukai. Čia yra 2 dabar 17 metų padangos, tai gan senokas jau. O išmatavimai 225 R17, o kitų aš matavimų nežinau, nepasakysiu dabar, nesimato. Jos neapsniks tos kameros mano. Bordiūras. Kame vat problemų yra, kad kai važiuoji vasarą, nors ir šiltas oras, automobilis žymiai geriau vėsinasi. O tokiomis sąlygomis, kai greitis mažas labai, o apsukos aukštos, atrodytų, kad žiemą geriau vėsintųsi variklis, bet pasirodo, kad ne. Aš ta prasme galiu bandyti neužmest tų ratų, bet man, kad pavažiuoti reikia paspaust gazą. Nes kitaip aš iš vietos nepajudu, jeigu
Jeigu aš nespaudžiu ir neprasisuka man ratai. Mano Instagramą, TikToką, Ignas Green. Ten aš keliu biškiai irgi mašinų kontentų. Instagram'e skirtingai negu TikTok'e. Na ir viskas turbūt būtų šiandien. Tai ką, ačiū žiūrėjusiems. Matysime kitame video vloge.